Sveiki bičiuliai, naujas sezonas ir aš kaip enduro ligonis, aišku, pradedu jį nuo bekelės, nuo enduro motociklų ir šiandien bandysim atsakyti klausimą dvitaktis ar keturtaktis. Ir tą man padaryti padės mano bičiulis Eligijus, kuris su enduro motociklais važinėja turbūt panašiai tiek laiko kiek aš, offroad'e gal šiek tiek daugiau. Ir yra 4 taktų fanas. Arba bent jau naudotojas dabartinis, mes gal pakeisim tavo nuomonę ir tarsi dvitakčių fanų. Ir palyginsim šiandien Sherco 300 dvitaktį ir Sherco 300 keturtaktį. Aišku, turiu pasakyti, kad keturtaktis tai biški dvitaktis turi pranašumą, keturtaktis šiek tiek atsilieka, nes trūksta jam ir galios, bet to dvitaktis mano jau šiek tiek paruoštas man su mūsais priekį ir gale. O keturtaktis dėja tik su kamera. Tai jam ir šiek tiek gali sukibimo trūkti, gal ir važiuoklė taip gerai sureguliuota. Mano vairas jau šiek tiek pakeltas tai man tikrai bus patogiau, nežinau kaip tau, nors tu prie aukšto vairo pripratęs, kiek žinau. Taip. Bus, manau, kaip namie. Jo. Kokia tavo nuomonė, kas mūsų laukia? Kaip galvoji, kas nugalės? Manau, dvitaktis turėtų nugalėti, nes vienas dalykas, tai tu jausies ant jo kaip namie, su jo važinėjai. Taip. Kitas dalykas, 300 kubų ant keturtakčio, 300 kubų ant dvitakčio, šiek tiek gal biški. Taip, aš ir taip yra skirtumėlės, jo. Iš esmės, jeigu imti pagal galingumą, tai turbūt arčiau būtų koks 3PM400 keturtaktis. Vienintelis keturtakčio privalumas, kad jisai turi labai ilgą galios ruožą, tai tu jį gali nuo žemų gan sukti ir labai aukštai, dvitakčio siauresnis ruožas galios. Tai pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis. Mūsų planas toks, sėdam ant motociklų, važiuojam, pakomentuosim kažką važiuodami, kaip jaučiamės, o tada bandysim nuimti laiką ir pažiūrėti, su kuriais motociklais mes pravažiuojam trasą greičiau. Varom? Varom. Nu ką, mano dvitaktukas, aišku, aš prie jo pripratęs, tai man vienas malonumas. Smėlis nėra mano stipriausia savybė. Tai nėra lengva. Kaip susmigau. Traselė irgi tikrai nelengva. Bet šitas dvitaktis man labai patinka. Labai gerai gula į posūkius. Labai gera kojaba važiuoklė. Turi traukos labai plačiam diapazone. Dabar ir setupas padarytas labiau smėliui. Šakės išleistos, žemyn kiek eina ir sukietinta. Bet jo, patinka. Kažką dar priekį reiktų pasireguliuoti, nes biški nori bėgti. Bet šiaip overall labai patinka. Tai sveiki visi. Aš Eligijus. Nesu aš kažkoks profesionalas, tikrai toli gražu. Realiai tik tai šiais metais nusipirkau licenciją ir planuoju dalyvauti varžybose. Šiaip buvau toks mėtytas tarp soft enduro ir hard enduro, bet dabar pradėjau koncentruotis labiau į hard enduro. Tai jo, Karolis pakvietė, iškart sutikau. Buvo labai įdomu pabandyti šitą Sherco. Šiaip aš vairuoju Beta RR390 X Pro modelį. Esu pripratęs prie jo
Šiaip patinka visai, bet šitas modelis kažkaip jisai man labai limpa, nežinau. Taip lengvai vairuojas, labai lengva guldyti ant posūkio. Super motas. Norėjau sakyti dviratis. Dviratis dėl to, kad žiauriai lengvas ir ant posūkio net nesijaučia svorio visiškai. Žiauriai geras pirmas įspūdis. Nu ką, sėdu ant keturtakčio, bandom šitą žvėriuką. Iškart jaučiu, kad vairas gerokai žemiau negu tas. Tas ir vairas yra šiek tiek aukštesnio linkimo vos, nes kita komplektacija Extreme. Ir plus dar yra laikikliai mano uždėti, kurie jau yra šiaip aukštesni ir dar 1,5 cm paaukštinęs. Tai turbūt koks visų centimetrų aukščiau, kas yra nemažai ir tikrai jaučiasi. Tai vat, bus įdomu pasižiūrėti. Aš jau bandžiau biškį motociklą, tai žinau, kad jaučiu visada, kad mane labai verčia į priekį. Turiu taip labai sąmoningai eiti galą su šituo. Jo, labai dėl to vairo jaučiu kaip pirštu į priekį ir turiu kovot, kad nenueit per daug į priekį. Bet šiaip labai smagiai varikliukas traukia. Jo, tai realiai pakėlus vairą visai būtų gerai mano sudėjimo žmogui. Ir šiaip, manau, nepakenktų pakietinti važiuoklę, nes dabar minkštokas. Nu ką, pabandom kaip dvitaktis. Nežinau, biškį bijau. Realiai koks trečias kartas mano gyvenime, kai važiuoju su dvitakčiu mocu. Visada kažkaip keturtakčiai buvo mano. O šitas aukštesnis jaučiasi. Tai ne taip jau jauku ant posūkio. Ir nėra visiškai engine brakingo. Nemoku. Kur mano keturtaktis? Realiai su keturtakčiu, ypač su mano beta, tai ten galinį stabdį numontuoti lauk, nes jo nereikia paprasčiausiai. Variklis taip stabdo, kad tiesiog atleidi gazą ir tu jau reikiamo greičiu važiuoji. O čia turi stabdyti, pas man nėra įpračio. Suspensionas panašus kaip ano, gal šiut kietesnis. Labai nice eina ant posūkių. Labai tampo šitas, nes daugiau galios turi. Tai jaučiasi biškį ir rankos užsipumpavo labiau. Na va čia šitas panašiau yra į mano beta, nes ir traukia panašiai ir svoris, nežinau, kažkaip biškį aukščiau jaučiasi. Bet šiaip tai žiauriai smagu, tokia galia, kad dar biškį reikia man pastreniruoti, kad tokį valdyti. Nežinau, kiek laiko reikėtų. Nežinau, šiaip visada būdavau keturtakčių fanas, bet kuo daugiau važiuoju su dvitakčiais, to pradedu jausti, kodėl žmonės juos taip mėgsta.
Nu ką, apšilom su abiem mocais. Aš tai trumpai galiu pasakyti, kad kadangi aš įpratęs prie savo dvitakčio, tai man jisai limpa labiau, bet kaip ir minėjau važiuodamas, tai kad to didžiausia problema buvo man šiek tiek per žemas vairas. Tad to šiek tiek dabar sukėtinau važiuoklį, jis iš karto netaip neria žemyn ir jau geriau jaučiasi. Tai keturtaktį labai patiko ta prognozuojama variklio galia, tas tolygumas, kur tu visada tokį turi, kiek užsuksi, tiek bus. Kad ir koks geras šerko dvitakčio variklis ir tolygus yra, bet jis vis tiek mėgsta išsprogti, o keturtaktis lygesnis. Kokie tavo pojūčiai? Pačioj pradžioje, prieš važiavimą, tai galvojau, kad tikrai būsiu ištikimas ir toliau keturtakčiam, bet pabandęs ir šitą, tai dabar net nežinočiau. Dvitaktis patiko tuo, kad jisai galios turi belenkiek, tik tais sugebėk išsilaikyti ir ją panaudoti. Ant posūkių aš buvau šiek tiek nepratęs, kad nėra engine brakingo, tai reikėjo prisiminti, kad yra toks dalykas kaip galinis stabdis, ko aš ant savo betos, pavyzdžiui, tikrai nenaudoju, nes tiesiog užtenka engine brakingo. Tai jo, tai su dvitakčiu teko prisiminti, bet porą ratų apsukus realiai pasijaučiu kaip namie ir galėjau ir guldyti ir važiuoti, tai tikrai super. Keturtaktis, ant posūkiais man gal dar net labiau patiko, tai dėl tos stabdžių priežasties, nes turi šiek tiek tokį engine brakingą šitą, bet gal man šiek tiek trūktų galios ant tiesiosios. Jeigu, pavyzdžiui, važiavau per bangas tas ir norėjau pasikelti, tai jau taip turi jau šiek tiek jau daugiau duoti gazo, kad jis pakiltų. O su dvitakčiu tiesiog šit posūkį rankeną ir jis įstojęs ir tiesiog prašokė tos vupsus ir mažiau vargina. Ir beje, mes su Eligijum, su dvitakčio būdu vis dar važiavam švelne metę. Tai reiškia, rezervo tos galios yra dar daugiau. Tik tais gal į salę reikėtų daugiau užsukti, kad atlaikytų tą galę. Taip. Tai ką, dabar viskas, paapšilom. Ir laikas hot lapam, pažiūrėsim, su kuriais mocais įsuksim geresnius laikus. Važiuojam. Super. Nu ką, hot lap. Skrenda gerai. Įdomu, kaip man seks. Nesu labai patyręs vairuotojas, nesu kažkoks ralių dalyvis, tai bus įdomu pasilyginti su Karoliu. Turiu šiek tiek tokį azartą aplenkti Karolį. Nu ką, laikas keturtakčio testui. Tai Karolis dabar išvažiavo su keturtakčiu, pakeitė mocą ir pažiūrėsim laikus. Ir sakėm, kad jeigu bus greitesnis ant keturtakčio, turės ir persėsti ant jo visam laikui. Tai jo, žiūrėsim. Ką, bandom aplenkt Karolį. Irgi klaidelę tam posūkį, kaip aš su dvitakčiu padariau.
Tas 300 gerai skamba. Man patinka. Nelabai nusisekęs ratas buvo. Nežinau kas, bet labai daug klaidų padariau. Atrodo mažiau klaidų kol kas su dvitakčiu, tai tikrai bus geresnis laikas garantuotai. Nu ką, smėlio testą padarėm, dabar atvarėm į miškelį, kur tokia daug aštresnių posūkių pilna trasa, vienas rastelis. Tai manau, čia natūraliai yra dvitakčio privalumas. Ką manai? Jo, teko padaryti demo ratuką, tai su dvitakčiu gal 4 kart lengviau negu su keturtakčiu. Tai va, tai nieko nelaukiam, iš karto varom į Hotlapą ir pasižiūrėsim galutinius rezultatus po šito testo. Važiuojam. 3, 2, 1, go! Manau, čia bus ką veiks toj trasoj. Go! Go! Nu ką, išbandėm ir šitoj miško traseliai. Labai įdomus dalykas, kad abiem buvo jausmas pravažiavus, kad esam lėtesni su dvitakčiu, o realiai greitesni buvom virš sekundės. Aš galvoju, kad kalta padanga, nes aš jaučiu, kad jinai jau biškelį pavargus ir jinai duoda tokį nervuotą jausmą priekiui, tai gal atrodo, kad tas mocas toks nervuotas ir tada tu atrodo, kad tu lėčiau važiuoji, bet iš tikrųjų laikas parodė, kad dvitaktis čia buvo geriau. Ypač gal ant tų tiesiųjų toks buvo, kad tu greičiau galėsi bėgėti, po tą sekundę ir gal ir susitaupė per tas tiestes. Gali būt. Nors aš irgi važiuodamas galvojau į tas tieses, kai išeinu, galvoju, kad su keturtakčiu aš lyg turėjau daugiau pasitikėjimo duot gazo ir kad jisai man taip ten į tą posūkį aš gražiai eisiu. O su dvitakčiu buvo toks biškitas priekis palaidesnis, tai gal padanga. Nu, manau, gal padanga arba kažkoks gal važiuoklės settingas. Tai anyway, šiandien panašu, kad nugalėtojas yra dvitaktis. Šiandien. Ir ten, ir čia.
mano laikas buvo ten visiškai praktiškai tas pats, bet aš važiuodamas su dvitakčiu padariau porą klaidelių, tai tikrai manau, kad jeigu be klaidų būčiau pravažiavęs tą trasą, kaip su keturtakčiu man pavyko, tai būtų laikas buvęs, irgi gal pusę sekundės, gal sekundę greitesnis su dvitakčiu. Jo, man tai skirtingose vietose labiau patiko dvitaktis ant smėlio, o čia labiau patiko keturtaktis, nes aš šiaip labiau pratęs miške važiuoti su keturtakčiu, tai toks labiau gal jau ta engine brakingas ir šiaip tas gazo palaikymas toks yra jau įprastas. Jo, man kas labiausiai koja kišo čia, tai nemoku stabdyti su galiniu stabdžiu. Tokios vietose aš jo nenaudoju dažniausiai su keturtakčiu, tai tas bandžiau, reikia stabdyti ir tai gavos, kad prarandi pusiausvyrą, ten toks dar reikia šiek tiek pamokų gal su tokiose, tokia miške. Bet atvirai pasakius, tai čia aš irgi galinę stabdžią nenaudojau, nieko. Okay. Ta prasme, gal kokioj vienoj vietoj iš greitesnio, bet visur kitur stabdau tik priekiniu, nes čia nėra to labai greičio, tai tik tai su priekiniu kažkiek įsileidai į tą. Bet kad daugiau to stabdžio reikia naudoti šiandien, tai faktas, nes su keturtakčiu tai atleidi gazą ir jisai ir sustoja. Tai va, kaip šiaip Sherco motociklai? Super, kas sakau, patiko suspensionas labai geras, labai ant posūkio gerai jaučiasi tas gal gravitacinis centras, gal šiek tiek yra žemiau ir kažkas tokio, tu jį guldai ir nebijai, kad virsti. Tiesiog net nėra tokio jausmo, kad tu virstum su juo. Pavyzdžiui, su mano beta, ar ten su kitais sunkesniais atmocis yra tas, kad tu biškį paguldai ir jau toks net nusitiki, kad tu griūsi. O čia toks paguldai ir tiesiog duodi išvažiuoji ir viskas. Tai tiesiog buvo keista. Tai jo, šitas patiko labai. Tai nežinau, ar čia vairia problema, kad aukštesnis, ar tiesiog, kad aplamai tas gravitacinis centras žemesnis, ar padangos, ar viskas viename, bet labai, labai paliko didelį įspūdį. Ir dar tas faktas, kad dvitaktis irgi bandžiau, sakau, realiai, kaip minėjau prieš tai, čia koks 4. kartas mano gyvenime, kai važiuoju su dvitakčiu, bet kuo toliau to man labiau patinka ir dabar norėčiau turėti garaže tikrai dvitaktis šalia. Tai ką, viską pamatėte, mes tikiuosi jums padėjom atsakyti klausimą ar dvitaktis ar keturtaktis, bet aišku, kaip aš visada laidose sakau, tai viską pabandykite patys, o jeigu norite nepraleisti Sherco demo dienų, tai būtinai pasiekite Sherco _ Lietuva Instagramą ir tenai mes paskelbsime, kai bus kažkokios demo dienos. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, palaikinkit, pasubscribinkit, kad nepraleistumėt kitų epizodų, kurie bus kažkada. Iki greito.